Kai Muffin atsisveikina, ji pasako frazę "pasimatysime ketvirtadienį". Ir tai, draugai, visai nėra nekalta. Anglų kalboje egzistuoja labai dažna frazė "see you next Tuesday" arba "pasimatysime kitą antradienį". Atrodo, kad viskas yra normalu, nors taip nėra. Paslėpta gudrybė slypi tame, kad jei paimsite pirmasias kiekvieno žodžio raidės anglų kalba, bet pakeisite pirmasias dvi. Turime C, kuri gali skambėti kaip C anglų kalboje, U arba U anglų kalboje, N iš next ir T iš Tuesday, kurios sudaro labai nepadorų žodį anglų kalboje. Vienas iš baisiausių keiksmažodžių, kuris labai dažnai vartojamas Australijoje ir Jungtinėje karalystėje. Taigi šią frazę ten vartoja kaip užmaskuotą būdą pasakyti keiksmažodį, jo neištariant tiesiogiai. Tačiau įdomu tai, kad Bluey nepaliko žodžio antradienis, o pakeitė jį į ketvirtadienį, nes angliškai ketvirtadienis yra Thursday, kuris taip pat prasideda raide T. Todėl tik labai nedaug kas pastebėjo šį keiksmažodį.